reiškia, miega kaip išeina, jiems reikia dirbti, reikia mamutą namo atnešti, nu ir aleliuja, infarktas ties ten 60 keliais metais ir skirstomės. Tai tu čiulpiai cigaretę, dabar eini į šaldytuvą dešros pačiulpt. Nu, o vyrai taigi berniukai. Taigi jie visą gyvenimą dažnai būna berniukai, tai juos reikia saugot, ginti ir kelti jiems į galvą, kad jie turi ir save saugot. Tai ką, galim pradėti? Aišku, galim. Gerai, tai pokalbis su gydytoju, urologu, seksualinės medicinos gydytoju Robertu Adomaičiu. Teisybė? Nu, tarkim taip. Tarkim taip. Taip, tai iš esmės tai dabar tėvo diena ant nosies. Va. Ir, nu, tai toksai klausimas būtų apie vyrišką sveikatą. Gydytojas urologas dažnai su juo susiduria. Su vyriška sveikata, kuri vertinama įvairiais aspektais, gyvenimiškais, ar ne? Tai šitoj vietoj, kalbant apie tai, nuo ko reikėtų pradėti, vat, vyrui, sako, nu, rūpinkis savo sveikatą, tai kaip sakyti, ten didelis kompleksas visko, ką reikėtų padaryti, o kalbant apie kažkokius tokius vyriškus dalykus. Galima čia kažką pasidaryti, negalima, reikia rūpintis, nuo kada rūpintis, nuo 3 metų, nuo 16, nuo 28, ar pamačius problemą kažkokią. Okay. Nu, taip, kalendoriai yra daug visokių vyriškų švenčių, reiškia, nu tai va, tarkim, čia tėvo diena, čia nesupranti, galvoju, nuo ko tu tėvas tai jau pradėjai sirgti, ar kad jau tas tėvas negali pasirūpinti ir ten vaikai jo sugalvos rūpintis, bet ten yra kokie nors ten vasario 14 visi susirūpina, žinai, prieš tai ten reikia, kad jau čia visi dabar puls mylėtis, reiškia, pavasarį ten kokie nors trenkiai smegenys, pavasario bangos, sugalvoja ten kas nors prieš kam kariuomenė kokia nors, visokių tų vyriškų datų yra. Nu, nesąmonė, nes šiaip, reiškia, datomis sveikatos nepataisysi ir čia, vat, nu, dabar nueisiu ir pasidarysiu paklodę tyrimų, nu ir kas? Nu ir nieko, kodėl vyrai Lietuvoje miršta? Arba pasigeria, o jeigu nepasigeria ir galvos kur nors neįkišo, tai tada jie ką? Valgo bilę kada papuolė, reiškia, miega kaip išeina, jiems reikia dirbti, reikia mamutą namo atnešti, nu ir aleliuja, infarktas ties ten 60 keliais metais ir skirstomės, ne? Tai jeigu taip atsakyt, kada vyrais reikia pradėti rūpintis, šiaip reikia pradėti rūpintis berniukais, ta prasme jau vaikais ir mokyti juos rūpintis savo sveikata. O, tai gerai, tai dėl vaikų. Tai dėl vaikų tai yra viskas Lietuvoje okei, išskyrus tai, kad nu, mes visi tikimės, kad kažkas už mus tai padarys. Tai va, tarkim, yra gyvenimo įgūdžių programa, kurioje yra sveikatos dalis. Nu tai jeigu jūs esate tėtis, mama, dar pasiimkit sveikatos gyvenimo įgūdžių programą, susiraskit, ką ten rašo, ką reikia žinoti, kaip ten valgyti, kada atsikelt, lilė. Ir tą darykit su savo vaikais, rodykit savo pavyzdį, patys nesižudykit. Reiškia, ten darbuose turėkit dienos ritmą, dar ką vaikai mokosi iš pavyzdžio. Jeigu jūs rūkot, sakot, jūs eikit vaikai miegoto, mes dar iki 12 filmą pasižiūrėsim ar dar kas, tai jie to pačio išmoksta. Tai jie tos pačios betvarkės išmoksta, bėdami jūs tik lauks 16 metų, tada sakys, jau man dabar bardaką daryti galima. Tai va, tai jūs pirmiausia reikia savo pavyzdžių ugdyti vaikus. Ne? Tai gerai, tada jau ateities karta jau turi kažkokį tai šansą. Bet tai čia ateities karta. Mes su tavim jau, reiškia, tokie sugadinti, jeigu patys nepasitaisė. Tai čia tie jauni tėveliai, tai su jais viskas ten gerai įvyko, tėveliais jie tapo, ar ne, ir, reiškia, dabar ką su jais daryti. Mes dar netrėdėjom iki to laiko, kada jau susižalosim savo sveikatą, reiškia, ten girdi su motociklais tikiuos nevažinėjom ir neužsimušim, nes šita jaunų vyrų mirties priežastis yra ne bendra sveikata, o durna galva. Ne kažkur. Tai va, bet reikia jau šito amžiuje tai rūpintis, ką valgai, kiek miegi, koks svoris didėja, nedėja, sako, ten rūko, sako, nu gerai, mesiu rūkyti, tada pradeda valgyti, sako, žinai, mečiau valgyti, priaugo 20 kg svorio. Nu, ta prasme, oras kalorijų neturi. Tai tu čiulpiai cigaretę, dabar eini į šaldytuvą dešros pačiulpt, ir kalorijų priaugia. Tai negalima tai paleisti, tada nenumiruosiu. Jeigu paleidi, tai ir valgai po 8. Bet čia dar nieko, kaip sakyti, yra, kai metų rūkyti, sako, mečiau rūkyti, priaugau 10 kg, vėl pradėjau rūkyti. Svoris niekur nedingo. Vėl mečiau rūkyti, dar 10 kg.
O kalbant apie rūkymo metimo problemą, nes tai tikrai yra problema, realiai žmonės statistiškai paėmus bando mesti kartų daug labai, sėkmingas būna po 10, 12, 14, 16 kartas. Tai dėl to, kad jie, tai čia taip pat, kaip dietas bandyti. Nuėjau į internetą, bandžiau vieną dietą, kitą dietą nieks neveikia, ne? Tai metimas rūkyti turi skirtingas priežastis, tai reiškia, gali būti psichologinė priklausomybė, gali fizinė, gali dar kas ten aplinkybės, kiti aplinkui rūko, visokių priežasčių, sau leidė sugrįžti prie tų, reiškia, įpročių, kuris sako, čia ką čia kankintis, gyvenu vieną kartą ir tiek to, visokių priežasčių yra, ne? Tai iš tiesų be pagalbos mesti rūkyti, jeigu žmogus kelis metus pripratęs rūkyti be pagalbos, yra labai sudėtinga. Mūsuose visi sako, reikia čia, kad čia nebūtų žalingų įpročių, ir eikite sveikato, ar yra priemonė, ten kompensuojame kokios nors priemonės, reiškia, rūkimui mesti, ne, čia tavo reikalai. Ir tada gaunasi skaičiuoja žmogus, taip ir taip brangu, ar rūkyti brangu, ar mesti brangu, tai nieko, ką aš čia save privartausiu. Tai iš tiesų, jeigu norim, kad žmonės mestų rūkyti, turi būti pagalbos sistema. Jeigu jūs galvot, kad jūs vienas mesit rūkyti, didvyris būna tokių, kai gerai išsigąsta vyrai, žinai, kaip pirmą kartą suspaudžia širdį, dar kažkas, tai sako, viskas, čia jau kapies man. Tai tada, kai gerai išsigąsta, tada meta rūkyti staiga. Motyvacija atsiranda. Jo, nes jau galvoja viskas, jau dabar numirsiu. Tada. Bet jeigu jie neišsigąsta, o didžioji dalis neišsigąsta, nes pirmas simptomas yra suspaudę krūtinę ir ritmo sutrikimas, ten ar sustojimas širdies ir viskas. Ir jau nebėra laiko išsigąsti. Viškai išsigandai, po minutę sąmonę praradai ir ate. Tai va, tai iš tiesų su to sveikų gyvenimo būdu, to, ko nepasimokėm, bet irgi gali išmokti. Tai pasimk tų vaikų knygą ir pasižiūrėk, ką aš darau ne taip, kaip moko gyvenimo įgūdžių programoje sveikatos. Ir viskas, ir būk tu tas suaugusis, kuris pradės mokytis. Viskas yra prieinama, tik reikia to noro, kad, ir laiko. O noro tai taip, labai paprasta yra. Reiškia, šnekam apie sveiko gyvenimo metus. Visi tikisi, kad numirs nuo infarkto, reiškia, tada koks skirtumas, pagyvenau ir numiriau. Ne, tai vyrai. Taip nepasitaiko dažniausiai, tai pagyvenau ir kas nors, koks insultas įvyko, dar galbūt koja velkų, ten seilės teka per šoną, bet nenumiriau. Ne, dabar po to visi puola gydyti, reiškia, ten yra. Tai iš tiesų taip, kad jau greitai ir laimingai numirti nuo rūkymo, tai čia neįdėta į pakelį, ten gali ir vėžių pasirgti kokiu nors šlykščiu ir dar ko, ir numirti sunkiai ir nemaloniai. Tai va taip, tai iš tiesų, jeigu nenori tos paskutinius savo gyvenimo metus liūdnai leisti, o jeigu dar atsiranda kokios svajonės anūkus pamatyti, tada su jais pažaisti, tai dabar laikas, dabar laikas jau toliau negadins savo gyvenimo, jeigu jį dar gadinom ir planuoti priekį. Tai reikia ir taip tie patys sveiki gyvenimo įgūdžiai, kurie aprašyti vaikų knygose. Vaikų knygose. O kalbant apie... Nes šiandien vaikų gynimo diena, ar ne? Taip. Tai va, o rytoj bus tėvo diena. Aš apie tos, kad reikia... O vyrai taigi berniukai. Taigi jie visą gyvenimą dažnai būna berniukai, tai juos reikia saugot, ginti ir kalti jiems į galvą, kad jie turi ir save saugot. Tai šiandien oficiali vyrų sergėjimo diena. Jo, nuo vaikystės. Nuo vaikystės. Kai prasidėjo, taip ir nesibaigė. Taip, jas reikia prižiūrėti. Reikia prižiūrėti. Kalbant apie rūkymą, ar rūkymas iš urologo pusės, ar turi kažkokios įtakos urogenitalinei sistemai? O, Marytė šventa, tai čia jeigu nerūkytų žmonės, tai mes darbo neturėtume. Kaip padaryti jūs bedarbių? Šlapimo pūslės vėžys, tai čia tiesus kelias, reiškia, jis susirast rūkymas labai svarbu, šlapimo pūslės vėžys, vėžio atsirasti, toliau, reiškia, inkstų vėžys šiek tiek susijęs, bet erekcijos sutrikimai, tai čia pirmas, kiekvieną cigaretę matot, reiškia, pasiėmėt, patraukėt, tai tinkšt, vinys į erekcijos karstą, reiškia, tai va, tai šiaip sveiki vyrai mylisi iki gyvenimo pabaigos, rūkantis vyrai nustoja mylėtis anksčiau negu numiršta dažniausiai, reiškia, tai tikrai erekcijai kenkia. Ir va čia jau man kaip seksualinės medicinos gydytojai, tai galiu pasakyti, čia
Jeigu žmogus 20 metų sąžiningai rūkė po 20 cigarečių per dieną, tai jis jau savo erekcijos amžių pastumė 10 metų į priekį. Ta prasme, kad jo sutrikimai bus, tarkim, nuo paauglystės ten vėlyvos pradėjo rūkyti, tai su 5 metais ateis jau su tokia erekcija, 60-mečio būtų gerai, kad dar jinai tokia būtų. Tai, nu, jūsų teisė rinktis, ten ant pakelių parašyta, reiškia, Lietuvoje. Kurį variantą renkatės, bet šiaip urologam darbo padaro sočiai, rūkimas yra čia. O yra pagalba kažkokia? Nu, kaip sakyti, aišku, kalbant apie vėžį, tai jį tenka diagnozuoti, operuoti ar dar kažką daryti, priklausomai to, kada pagavai. Pigiausia prevencija, įsivaizduoti, ir pinigų neišleidžia trūkumų ir dar gydyti nereikia. Ne? Tai va, tai pagalba tai yra, reiškia, nu tos lygos, jeigu pradėjo trikti erekcija, tai tiesiu taikymu pas šeimos gydytoją ir jūs pas kardiologą. Nes čia aukštos rizikos širdies ir kraujagyslių ligų pacientai. Ne, jos reikia tikrinti, ar jie tų lipidų daug mažai turi, kas jiems ar jie krūvį toleruoja, kardiogramą užrašant krūvio metu, nes šitie vyrai didžiausiai rizikoje. Rūko, viršsvoris ir dar erekcijos sutrikimas atsirado, viską tiesus kelias pas kardiologą. Iš mano kabineto visi eina va tokie pas kardiologą viską tikrintis, kad jeigu jau yra tokia bėda, tai bent jau kokį ten spėt šuntą įdėti, ne šunto, šitą gistentą įdėti širdį, o ne infarkto laukti. Nu, su kitom lygom yra bėda, ankstyvų diagnostikų, ten šlapimo pūslės vėžį, iš tiesų vyrai pastebi, kai traukinys nuvažiavo, ten kai krešuliai šlapime ar dar kas, tai dėja, geriau nerūkyti, o kitų variantų į priekį ten nelabai tokių apčiuopiamų yra. Mhm. Nu, gerai, tai čia vienas gyvenimo aspektas, nerūkyti ir būsi sveikas. Jo, nes galbūt net su urologu nereikės susitikti. Va. O kada dar pas jumis kreipiasi? Iš esmės tai dirbat ar ne, ir universitetiniai ligoniniai, ir privačiai? Taip, tai šiaip be skirtumo, ten, žinot, dabar Lietuvoje tas pavaldumas gydymo įstaigos, jisai neturi reikšmės, žmonės tik tai, nu, ar jie su siuntimo ar be siuntimo yra, ar ten greičiau nori patekti ar ne. Tai šiaip žmonės pas urologą, tai pasigyra, biškai jaunesni negu mūsų, tai jie neturi ką veikti, vaikščioja pasitikrinti. Dažniausiai rimtų sveikatos sutrikimų urologinių neturi. Bet norit, prašom, patikrinsim, ten, nes biškai būna išgąsdinti, kokia nors akcija, atrakcija praeina, kad čia visiems reikia kraujo tyrimą dėl prostatos vėžio, ar ten sėklidės pasičiupinėti, kas jauni vyrai mas medijoje tai pamato, bet šiaip jiems tai mažai aktualu yra. Bet vis tiek tai... Nes sėklidžių vėžys iki 20 metų dažnesnis ir po 60 metų. O prostatos vėžys, kurį ten reklamuojasi po 50 metų, o kas medijos informaciją gauna, dažniausiai tie jaunesni vyrai ir jie po to ateina pasitikrinti. Bet šnekant dėl rimtesnių tokių konkretesnių sveikatos sutrikimų, tai pas urologus ateina žmonės dėl nusiskundimų. Tai buvo kažkas su šlapinimusi negerai, tai moteris tai nelaiko šlapimo, vyrai tai neišsišlapina. Tai toks skirtumas tarp jų, bet kažkas negerai su šlapinimus, jie ateina pas urologą. Kitas dalykas, aišku, žmonės išgąsdina kraują šlapime pamatę, tai akis ant kaktos jau tada, bet čia gana greitai po to yra algoritmas tyrimo, tas kraujo šlapime ir kai kurios šalis, tarkim Švedija turi irgi tokį pagreitintą algoritmą, tada bent jau mažiau užleistų šlapimo pūslės vėžių yra. Ir reiškia, dar šiaip dėl sveikatos, kartą per metus tikrinasi šlapimo tyrimą, kad tai žmonės pasidaro, tai ten labai svarbu surinkti teisingą šlapimo tyrimą, kad jis ten būtų iš vidurinės srovės, kad ten apyvarpė atsmaukta vyram, kad moterim lytinės lūpas nepakliūtų srovė, nes kitaip keli eritrocitai įkrenta į tą šlapimo tyrimą ir juos atsiunčia tikrinti, ar nėra vėžio. Labai toksai nespecifiškas tyrimas, tai tikrai nemaža dalis dėl to vadinamo mikro to požymių šlapime, kurie atkeliauja, tai jie neturi jokio onkologinio susirgimo, bet juos tenka patyrinėti. Tai labai tų kelių eritrocitų šlapime nereikėtų gąsdintis, kad žmonės jau beveik ten žudosi, išgirdę, kad pas juos kažkas plaukia šlapime.
tai jie nėra pavojingi. Bet vat savęs kankinti dėl šlapinimosi sutrikimų nereikia, nes ten ir dėl nelaikymo, ir dėl neišsišlapinimo yra pilna gydymo būdų. Tai gyvenimo kokybę savo nereikia gadinti, dėl to tikrai galima išspręsti. O daugiau, nu, tai seksualinė medicina, tai pasakykime, o tie vyrai, kurie savo sveikatą žaloja sėkmingai, tai tie ir ateina. Kuo ilgiau žaloja, to anksčiau ateina. Ir tiek, tai ten aišku, erekcijos sutrikimas pagrindinis yra, nes miesto visuomenė, vis tiek aš mieste dirbau, mažiau, tų iš tų kaimiškų vietovių pacientų matau. Tai miesto žmonės stresas, rūkymas, viršsvoris, hipertenzija, ir visą tai žudo erekciją. Ta prasme, jie tikrai turi didesnę riziką, tie vyrai turėti bėdų. Aišku, kitas dalykas, jauni vyrai turi seksualinių problemų dėl to, kad jie nervuojasi kažką, visur nori ten, pasodinti medį, ten namą pastatyti ir mylėtis, jie turi gimę jau mokėti, čia defaultas. Toksai, tai jie labai savo sukelia daug lūkesčių, tada tie lūkesčiai prispaudžia varpą ir erekcijos nėra, tai šita grupė. Tokių daugiau, kaip čia išsigandusių, pacientų yra. Kiti seksualinės sutrikimai yra tokie retesni, kad greičiau pabaigia, tai irgi yra dalis pacientų, bet gana nesunkiai ta greita ejakuliacija irgi sprendžiama, ir vaistų yra, ir treniruočių būdų, tai kas ateina, tam padeda. Bet vyrai pas gydytojus ateina santykinai retai. Jie nori patys pasitaisyti patys. Ir tas pasitaisyti patys ir ilgai spręsti nesėkmingai problemą irgi yra rizikos veiksnys. Kad po to sunkiau žmogui padėtis. Nusivilia ten, jam nesigauna kažkas. Iš šitoj vietoj anksčiau papuoliai, ramesnė galva. Gerai, pasižiūrėjai į intiką, ten pirmas tavo pasirinktas būdas nesuveikė. Internetas, ChatGPT. Tai ChatGPT, kaip ne į Google. ChatGPT yra labai toks nebloga programa analizuoti rašytinį jau esamą informaciją. Šiaip apie urologiją, ten kosminių naujienų, tarkim, nuo tų 19 metų, kur sukrauta, galbūt ir nėra. Tam pirmam konsultavimui pacientą. Tai jūs rašykite ChatGPT, sakykite, kas man galėtų būti, nes yra toks simptomas. Tada jisai ką nors parašo, tada jūs galite patikslinti savo simptomus, dar kažką rašyti. Ir iš tiesų šitie didelių kalbos modulių analizės šitos programos, jos kaip diferencinės diagnostikos daktaras geriau už Google paiešką dirba. Jos su jumis komunikuoja tokios. Tikrai galite išbandyti ir iš tiesų galbūt ne Google mediciną reikia užsiimti, o ChatGPT mediciną. Tas bet kokiu atveju jis, manau, į gyvenimą palaipsniui. Tai jis dabar egzistuoja. Taip, bet ir jis efektyvesnis negu nemaža dalis gydytojų, nes jisai naudoja didžiulius kiekius informacijos, svarbu jam užduoti teisingai klausimus, patikslinti, nepatikėti iš karto, sako, tu tikrai sakai taip, o man dar tas yra, ta prasme, ir pamatysit, kad ten daug tokios, atrasit daug gerų patarimų. Tai ChatGPT jau atėjo į šitą pasaulį, aišku, jisai nėra labai empatiškas, dar kol kas ir panašiai, galit, sako, jeigu kyla noras pasitikrinkit, jeigu pasiklydot su šitom programom, gal nelaukit 2 mėnesių ar 2 metų, nes bus paprasčiau paklausti gydytoją, greičiau rezultatas bus. Plius gydytojas objektyvizuoja tos skundus paprasčiau, nes aš bent jau prisimenu, kaip, tarkim, medicinos studijų metu, visą laiką studentas eina per ciklus, tarkim, ten turi kardiologiją, urologiją, psichiatriją, daug ligų praeini. Ir visi ten kažkuriuo metu kažkokią tai ligą savo praserga. O čia gal dabar vakosti, čia gal jau kokliušas. O čia dabar tas, čia gal jau tas. Vizualinės seksualinės medicinos ciklų, kai kurie nepraėjo, tai jie erekcijos sutrikimų neturėjo. Nes dar neklausiau, reikėtų paklausti. Šiaip jau 5 metus turbūt gauna Vilniaus universiteto studentai, turi seksualinės medicinos
vieną užsiėmimą. Kruopelytė. Jo, tokia vat nedidelė susijusia su vyrų lytinė disfunkcija ir moterų lytinė disfunkcija, bet kadangi jis neužtrunka labai ilgai, aš tikiuosi nesusirga, reiškia, tomis lygomis, o tik pasidžiaugia, kad jiems taip neatsitiko arba atsitiko ir jie užžino, ką daryti. Tai va, bet jo, kur ilgiau, va, čia gastroenterologija, tokia psichoterapinė specialybė, tai jinai labai ten viską išgąsdina, viskas pilvės skaudėt pradeda, ja. Taip yra. Bet, nu, vis dėlto, matai, tos kompiuteriniai tie moduliai, jie analizuoja tekstą. Tai jeigu jiems užduodi klausimus ir tau nepatinka atsakymą, užduok klausimą kitaip. Ir žiūrėk, ar jisai vėl atsakys taip pat, ar išsisukinės ten, reiškia, ir miks. Nu, bet aš manau, kad tai ateina. Ateina, bet kokia. Viskas okei šičia. Tikrai tai egzaminus medicinus išlaiko, tai kokios problemos. Aš 80 keliam procentam. Tai va, geriau negu. Tai va, tai, taip, vyrai turi saugoti savo sveikatą, moteris turi saugoti vyrus, jeigu nori, kad būtų su kuo pasikalbėti senatvėje. Ir jeigu norit, kad vaikai išaugtų sveikais, gerais vyrais, tai jie ypatingai berniukai turi gauti sveikatos ugdymą, nes jie yra mokymo programuose nuskriausti. Ir atrodo, kad jie viską turi padaryti patys. Tai jeigu jūs esate tėvai, žinokit, berniukai patys nepadarys to. Turit būti jiems pavyzdžiai, turit jiems padėti susirasti. Mokykla kol kas dar ne visur tos gyvenimo įgūdžius jiems išugdys. Tėvai, man atrodo, turėtų bet kokiu atveju dalyvauti savo vaikų ugdyme. Tiesiog jie nusprendžia, kad svarbiau pinigus uždirbti. Ir iš tos pamirštų, čia neseniai diskutavom, iš tiesų, nieko labai stebuklingo neįvyko. Tarkime, mūsų tėvų karta dirbo, kad vaikai turėtų ką pavalgyti. Mūsų karta dirba, kad atiduot paskolas. Bet ir tie, reiškia, vis tiek daug dirba ir tai atima laiką iš vaikų. Taip, kad tik tai pasistumė, žinai, pragyvenimo, išgyvenimas ar geras gyvenimas. Bet vis tiek suvalgo laiką ir atima iš vaikų. Ko nereikėtų daryti. Ko tikrai nereikėtų daryti. Kalbant dar apie vyrus, dažnai toks lygų ženklas būna vyras, kaip sakyti, ir testosteronas. Oi, testosteronas, žinok, yra pats daugiausia bereikalo atliekamas tyrimas. Tai pasakykime, testosterono nepakankamumas, čia gerai, kad paklausim. Šiaip pirmiausia, jeigu jums atrodo, kad trūksta testosterono, tai nuotaika kažko nenori, dar ką, tai jūs pasitikrinkite, ar jums netrūksta vitamino D. Nes tikimybė, kad vyrui trūks vitamino D Lietuvoje, tas net daugiau negu 1 iš 2. O tikimybė, kad trūks testosterono, tai ten yra procentų nesiekia. Mažiau negu 1 iš 100. Taip. Ir tada, o simptomai testosterono nepakankamumo ir vitamino D nepakankamumo daug kur persidengia. Žinot, pirmiausia, susitvarkykit vitaminą D ir jeigu jums dar vis tiek liūdėsiukas jūs kankina, tada galvokite apie testosteroną. Bet realybėje, tai šitas tai čia klasika seksualinėje medicinoje, tai eina tokie nuliūdė, reiškia, man čia gal ir nelabai norisi mylėtis ir dar ką. Sakau, darėt vitaminą D, nedarėt. Norit padaryti, ten trečdalis nuo normos, reiškia. Pavalgo tą vitaminą D, sako, man nieko daugiau nereikia, viskas, saulė šviečia gerai, viskas man liuks ir testosterono nereikia tikrinti. O jeigu jiems liūdėsiukas ir tas testosteronas ant apatinės normos ribos. O jeigu jie dar nuėjo prisivalgė testosteroną, priduoto gal dar vakare, tai visi būdai tau dar mažesnį testosteroną nustatyti. Tai jeigu norit nusistatyti savo žemą testosteroną, prisijėskit ir ateikit 5 valandą priduoti tyrimą. Ir žinokit, ten visi serga testosterono, beveik nepakankamumu. Tada visi susijaudina, žiūrėk, ten rodo viršutinė normos riba tokia, ten koks nors 29, o pas man matai tik 12. Čia irgi norma reiškia. Tai jau čia man turbūt liga, nesgi čia beveik nieko nėra su kitais palyginus. Tai jo, bet jeigu padarysit vitamino D tyrimą, turbūt rasit rimtesnių reikalų. Rimtesnių. O testosterono dažnai tenka suplementacija?
Labai reta. Iš tiesų labai reta. Tenka matyti pasiekmes, reiškia, testosterono algio, taigi bodybuilderiai arba tie, kurie sugalvoja, nu, va, aš kažką tai biški panaudosiu, gal čia man geriau atrodys, jie po to turi duobę. Ne, nes jie užslopina savo testosterono gamybą, po to nutraukia tą išorinį testosteroną, jam visai liūdėsiukas pasidaro. Tai šitas duobės tenka dažniau matyti realiaus trūkumo testosterono. Nu tikrai urologinėje praktikoje tai yra tikrai reti pacientai, kad rastum žemą testosteroną. Susirūpinimas testosteronu didelis, žemas testosterono retas. Nu, jis, kaip sakyti, toks tyrimas vis tiek atrodo, čia, sakau, lygų vyras. Taip, tai va ir esmė, tai reikia kažką parduoti, tyrimukus reikia parduoti. Tai ką čia padaryti vyrų sveikatos programa? Ką čia įdėti? Nu, PSA įdėsim, testosteroną įdėsim. PSA jauniems vyrams nereikalingas, o testosteronas persidirbusiam nereikalingas. Bet tu parduoti tokį tyrimukų projektą, bilenkada jie paimti, nesąmonės gaunasi. O kaip čia dabar sumarketinguota vyrišką paketą? Įdėkim tokį, nes toks marketinginis žingsnis, tai testosteronas yra dažniausias tarp bereikalo atliekamų tyrimų. Ir dar labai svarbu, kada padaryti, kaip padaryti, su kuo padaryti. Taip, o ten, žinai, bilenkada pasidarė, niekada iš vieno tyrimo sprendimų nepriėmė, o žmonės išsigąsta, ten tada jiems jau ir erekcija sutrinka ir viskas sutrinka. Tai jeigu galit nedaryti testosteroną, tai nedarykit. Jeigu nori daryti testosteroną, tai prieš tai vitaminą D pasitikrinkit. Arba kartu. Ir darykit tą tyrimą anksti ryte ir būkit nevalgę. Aišku. O dar geriau iš vakaro pasimylėkit, dar pakelia tada. Bet tada bus, sakys, klaidingai pakeltas. O jie, jau žinau, kad ne. Tai, bet reiškia, jūs patys galite pasikelti savo testosteroną. Ne? Be jokių vaistų. Tiesiog pasimylėkit. Supratau. Gerai. Ačiū labai už pokalbį. Žiūrėk, kas tenai susimontuos. Pamėginam.